Dar kartelį pristatau Gretą Andriuškaitę, direktoriaus pavaduotoją, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, ir Airinga, kultūrinės veiklos koordinatorė iš Vilniaus etninės kultūros centro. Taip, tai mane girdite, viskas gerai, ar ne? Ir galime pakalbėti truputėlį. Pasakokit, prašau, apie savo centro veiklą, nes man atrodo, kad jūsų daug įdomių veiklų ir galėtų jos sudominti ir mūsų mokyklos vaikus, ir taip pat mokytojus, ir tėvelius, kurie gyvena kažkur ne Lietuvoje. Tai sveiki dar kartą, malonu, kad pristatėt, kaip ir sakėt, esam Vilniaus etninės kultūros centras, tai kaip ir pats pavadinimas jau sufleruoja, tai rūpinamės tą etninę kultūrą Vilniuje, bet ir ne tik Vilniuje, na ir mūsų ta veikla yra ganėtinai plati, daugiausia organizuojam renginius, turim tokių didesnių renginių, kurie yra miestui skirti, tai kaip pavasario ir rudens lygiadieniai, užgavėnės, Trijų karalių šventė, Žolynų turgus, dar rengiam tarptautinį folkloro festivalį Skamba kankliai. Na ir turim visokių mažesnių renginių, tai pasikviečiam pas save žmonės į įvairias amatų dirbtuves, tokias kaip šiaudinių sodų rišimas, žvakių liejimas, juostų pynimas. Taip pat sutartinių mokam giedoti, pasidainavimai įvairūs vyksta. Na ir dar turim stovyklų keletą ir vaikams, ir suaugusiesiems, kur irgi gali atvykti žmonės, norintys susipažinti su etninė kultūra, išbandyti įvairius amatus ir panašiai. Dar kita mūsų veikla tai edukacijos, tai gali tiek moksleiviai, tiek suaugę žmonės užsisako pas mus kokią nors edukacinę programą ir mes arba pas juos atvykstam, arba jie pas mus. Na ir tokia trečioji mūsų veiklos sritis tai yra leidyba. Esam iš tikrųjų per daug metų išleidę daug visokių gražių kūrinių, kurie pristato tą tradicinę kultūrą, visokių tautosakos rinkinių, muzikos įrašų, stalo žaidimų, netgi kūrybinių rinkinių. Štai va tokių įvairių turim dalykų. Ir vieną iš paskutinių leidinių vėliau kolegė pristatys, kuris yra šiuo metu labai aktualus, bet čia daugiau gal Airinga papasakos apie jį. Labai malonu, iš tikrųjų išgirdau ir daugiau dalykų, negu žinojau apie jūs, kad ir stovyklas organizuojat ir turit įvairiausių tokių įdomybių, kurios tikrai labai domina, ir dar girdėjau apie protmūšius, tai jau dabar planuojam vasaros kurse pabandyti sudalyvauti etno protmūšyje, tai laukite naujienų ir būtinai pranešime. Ir iš tiesų šiandien susitinkam pakalbėti apie advento papročius, nes vakar dalinomės įrašu, kuriame minėjome, kad ir tyrimai parodo, kad vaikams mokytis lietuvių kalbos būtent geriausiai sekasi per kažkokias emocijas, per tradicijų puoselėjimą, ir, sakyčiau, kalbos prestižą taip pat kelia būtent tos šventės vaikams, aišku, smagiausia, linksmiausia susiburti galbūt su tokioje pačioje erdvėje su lietuviais gyvenančiais užsienyje, ir mes visą laiką darome nuotoliu renginius, tačiau ir tokie smagūs susitikimai vaikams patinka, ir kartu vaikai susikuria prisiminimus susijusius su lietuvių kalba ir su jų šaknimis. Tai gal galėtumėt, nežinau, ar Greta jūs, ar Airinga, papasakoti šiek tiek apie advento papročius, kokie jie anksčiau būdavo Lietuvoje, arba kokie dabar įsigalioja per laiką. Tai tikrai įdomu ir smalsu parodyti užsienio lietuviams mūsų autentiškumą šioje temoje. Tai aš perimsiu jau žodį šioje temoje, tai dar kartelį sveikinuosi, sveiki, labai malonu, kad pakvietėte čia su jumis pakalbėti. Kalbant apie kalėdinio, bendrai tariant, adventinio laikotarpio tradicijas, jos iš tiesų yra ganėtinai panašios į tai, ką mes darome šiandieną, tiesiog galbūt buvo kitokia intencija viskas daroma.
Ką noriu tuom pasakyti, kad, na, jeigu mes pagalvosim apie mūsų protėvių, proprotėvių dar senesnius laikus, tai priešingai negu dabar, žmonės vadovavosi gamtiniu kalendorium, gamtiniu laikotarpiu. Tai yra labai svarbus aspektas, ko dera nepamiršti. Žmogus, kuris buvo tiesiogiai priklausomas nuo gamtos, vadovavosi tik gamtos kalendorium. Ir jeigu mes galėtumėm įsivaizduoti vieną didelį ratą, tai pamatytumėm, kad kalėdos, priešais kalėdos būtų joninės, ką mes vadinam, arba rasos. Tai ką rasos ir kalėdų laikotarpį žymi, tai žymi saulėgrįžas. Tai būtent visas kalėdinis laikotarpis žmonėms, kurie iš tiesų nelabai suprato, kodėl tos dienos ilgėja, kodėl jos trumpėja, jie tiesiog suprato, kad, naktis darosi ilgesnės, reikia kažko tai laukti, nes, nuo šviesos, nuo gamtos viskas priklauso, kaip kitaip užauginti javus, kurie mums taip yra svarbus. Tai dar toks įdomesnis dalykas, kad apskritai lauko darbai trukdavo apie 10 mėnesių. Tai tie 2 žiemos laikotarpio mėnesiai, gruodis ypač, ir yra tas toks sustojimas, ramumas. Kaip dabar jūs atminėjote, kad labai smagu smagiai leisti, ar ne, tą šventinį laikotarpį, tai taip, tokio smagumo senais laikais nebūdavo. Tikrai ne dėl to, kad žmonės nemokėjo linksmintis, jie tikrai mokėjo, jeigu pakalbėtume apie užgavėnes, tai viskas būdavo garsiai, trankiai ir linksmai ir juokingai. Tačiau kalbant apie žiemą, labai būdavo svarbus tas rimties ir mirties laikotarpis. Mirties tai, ne žmogaus, bet gamtos. Ir vienas iš dalykų, kas vykdavo, tai kalbant apie saulėgrįžą ir apie kūčias, tai mes dabar žinom 2 pagrindinės šventes, ar ne, kūčios ir kalėdos. Tai kūčios iš tiesų yra labai labai senas žodis. Kūčiavoti, apskritai tą kūčią toks labiau kaip veiksmažodis galbūt, buvo suvokiamas kaip, net sakyčiau, toks tam tikrą prasme mistinis, apeiginis momentas. Ką aš turiu omeny, kad žmonės po ilgų, vėlgi darbo laikų, kuris vykdavo vasarą, susėsdavo prie stalo, vėlgi panašiai kaip ir dabar, vakarienė būdavo esminis laikotarpis. Tačiau ką būtinai reikdavo atlikti, prieš sėdant prie stalo, tai apsiprausti. Bet tas apsiprausimas nėra vien tik fizinis. Vandens motyvas, vandens ir ugnies Lietuvos, ir folklore, tautosakoje ir apskritai papročiuose yra labai svarbus elementai. Kai tu apsiprausi savo blogas mintis, blogas emocijas, visą tai blogo, kas yra nutikę, ir tu, kaip sakyt, švaria siela sėdėsi prie stalo. Buvo tikima, kad per kūčias aplanko ir senolių dvasios. Labai būdavo stiprus ryšys tarp mirusiojo pasaulio ir gyvojo. Todėl, kaip ir dabar iš tiesų, kai kur labai yra vis dar propaguojamas dalykas Lietuvoje, kad per kūčias palieki ar tai papildomą lėkštelę ir visą maistą palieki per naktį, kad tos dvasios galėtų užkandžiauti. Tai visiškai tokie patys dalykai vykdavo senoviai. Ir labai įdomus motyvas, kaip būdavo suvokiamas tas gamtos ir dvasių ir šeimos nuolatinis ryšys, tai per javų auginimą. Mūsų senoviai būdavo labai populiari, nes tiesiog nebūdavo kito populiarumo, bet agrarinė kultūra, ar ne? Auginami javai. Ir viskas vykdavo sėkliai. Tai jeigu tam tikras žmogus augo, augino javus, jis numirė, perdavė visą tai savo sūnui, ar tai atžalom, ir tokia karta, vienas per kitą tie patys javai buvo auginami. Tai čia toks labai gražus ir nuostabus pavyzdys. O apie kalėdos toks išskirtinesnis ir įdomesnis dalykas, kad kalėdos trukdavo 4 dienas. Ir 4 diena būdavo vadinama ledų diena, tai griežtai buvo draudžiama kažką tai dirbti, visą dieną būdavo meldžiamasi, kad Dievas ar tai kažkokia tai kita ar dievai neužšaldytų javų paskutinę dieną. Tai ką toks bendrai aptakus toks, bet iš tiesų ganėtinai svarbus pristatymas, ką parodo, kad būdavo stengiamasi tuo kalėdiniu laikotarpiu nesipykti, būti draugiškai, ramiai, nes jeigu ramiai pasitiksi ir paleisi tą saulėgrįžą, ramiai sulauksi vis ilgėjančių dienų ir grįžtančios saulės, tai reiškia, kad bus kiti labai geri metai. O dar toks labai
įdomus ir juokingi gal tokie pastebėjimai, tokie burtai ir prietarai, ką tikrai mūsų senoliai darydavo, nes, na, jie buvo praktiški žmonės. Jiems rūpėjo, kad ateinantis metai būdavo sėkmingi, o kas toliau bus, rūpės dar kitais metais. Tai pavyzdžiui, per visas didžiasias šventes, tai per kūčius ir kalėdas taipogi, moteris ir merginos nesušukuodavo plaukų. Kodėl? Na, kiek skaitau literatūrai, tiek vis kažkokios tai kitos priežastis. Ar tai, kad vištos nepabėgtų, ar tai, kad tas nesusirgtų, kad anas nesusirgtų, iki galo iš tiesų nėra aišku tiksliai, panašu, kad kiekviena šeima sugalvodavo, ką reiškia tas plaukų nešukavimas, bet toks dalykas tikrai vykdavo. Tai va toks va trumpas pristatymas, kaip būdavo švenčiamas kalėdas ir kūčios. Dėkui, labai įdomu klausytis ir iš ties išgirdau tokių įdomių dalykų ir pagalvojau apie tos plaukus ir įdomu, kaip atrodė tos šventės, bet iš ties turi prasmės ir įvairūs tokie burtai, nežinau, per kūčias irgi ir aš iš vaikystės atsimenu daugelį įvairiausių burtų, traukti šiaudus ir taip pat paliekam ant kūčių stalo šiek tiek maisto ir taip pat praktikuojam ir Norvegijoje. Iš tikrųjų būtų įdomu sužinoti, kaip kiti tėveliai tai daro ir kaip persipina tos tradicijos, bet šiuo metu tikriausiai vaikams aktualiausias tas adventinis kalendorius. Ir kad ir kur gyventų, aš nebejoju, kad kažkokia forma tie vaikai gauna advento kalendorių. Ar jisai būna šokoladukų pavidalo, ar kažkokių žaisliukų. Dabar pasirinkimas toks didžiulis, kad, sunku tiesiog atrasti tą tokį geriausią ir įdomiausią variantą. Aš gal papasakosiu, kaip pas mus šeimoje vyksta, nes mes tų šokoladinių kalendorių nenaudojam, bet aš kiekvienais metais laiptinėje prie turėklų pririšu po mažą dovanėlę ir kiekvienoje ten būna ar kažkas linksmo, ar kažkas skanaus. Taip pat gali būti mielas daiktas, prisiminimas, kuris sukurs tam tikrą emociją vaikui ir šiemet iš ties liko labai nebedaug laiko, aš jau suku galvą ir taip pat norisi įpinti būtent lietuviškumo daugiau. Ir pamatėme ir mūsų kolegė irgi pasidalino su visomis kolegėmis jūsų puikiu advento kalendorium, kuris matau gretai už nugaros pastatytas. Štai toks bokštelis, atrodo, kaip dėžutė stebuklinga su tom dienomis ir kas ten slepiasi, gal galėtumėt papasakoti trumpai, visų paslapčių neišduokit, kad būtų įdomu, bet nors trumpai. Tai apie kalendorių labai puikus pastebėjimas, kad šiais laikais yra visokių formų, ar ne? Ne tik šokoladukų ir kitokių visokių dalykėlių, tai nuo mados neatsiliekam, kaip sakant. Kaip ir minėjo Greta, visa mūsų veikla yra atsukta į edukavimą. Edukuoti kokia tai yra etnokultūra, kaip jinai veikia, kokie yra papročiai ir advento kalendorius yra visiškai ne išimtis. Būtent ir kalėdiniu advento kalendoriu mes norim gal kiek įdomesnė, kitokia forma pristatyti tą laukimą ir edukuoti, kaip vykdavo kalėdinis laikotarpis, tai ką aš papasakau, bet šiek tiek plačiau. Tai šiais metais tema yra orientuota į šiaudinių sodų tradiciją. Už manęs aš esu pasikabinusi, gal nesimato, labai nuostabu, labai smagu, prisikūrusi šiaudinių sodų, sodelių. Galiu sakyti, kas pabando, tas labai pamilsta šį amatą, tarkim taip. Įdomus yra dalykas, kad šiaudiniai sodai yra įtraukti į UNESCO reprezentatyvų į nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, kuo labai didžiuojamės. Aišku, dar yra vienas laiptelis aukščiau pakilti iki jau UNESCO tikrai to oficialaus sąrašo, bet viskas savo laiku. Tai šiame kalendoriuje tikrai nėra paslaptis, ką jūs ten galite rasti. Kiekviena diena yra labai nuostabios etnokultūrą išmanančios Gražinos Kadžytės tekstai, kurie tikrai yra orientuoti į visą šeimą, galbūt svarbu, tikrai nuo to reikia pradėti, kad kalendorius orientuotas į visą šeimą. Tekstai yra
įdomesnių rakursų papasakoja, kokie yra tie papročiai, kaip yra švenčiama, kaip būdavo švenčiama. Taip pat yra ir mįslių, kiekvienoje dienoje taipogi yra po kortelės, kurias kiekvieną dieną sukaupę galite žaisti atminties žaidimą. Taipogi yra, čia jau gal nebesakysiu, ką kiekvienai dienai galite rasti, bet tikrai galite pasigaminti šiaudinį sodelį. Labai gražu. Ir Galbūt atrodo, galima papuošti ir eglutę tokiais žaisliukais. Jeigu turime daug laiko iki kalėdų, tai gal kai kurie ir gyvas eglės puošia, tai iki tos gyvos eglės atkeliavimo į namus tikrai galima prisigaminti sodų su pagalba ir įkvėpimu iš jūsų kalendoriaus. Tikrai labai šauniai atrodo ir, norėtųsi ir tikiuosi, kad tie, kurie dabar šventes leis Lietuvoje, galbūt ir spės įsigyti, o jeigu ne, tai žinau, kad ir tikriausiai kitame tęsi tą tradiciją, tai bus puikus susipažinimas iš anksto. Dar norėčiau papasakoti, kad mūsų mokykloje mokosi vaikai ir mažai kalbantis lietuvių kalba. Greta, gal jūs atsakytumėt, ar turite kažkokių leidinių, kurie būtų anglų kalba ir galėtų tie vaikai patys perskaityti ir gilinti žinias jiems tokia lengvesnė kalba? Taip, tai mes, mūsų tokia viena irgi iš misijų yra skleisti ir plačiau tą etninę kultūrą ir tikrai pagalvojam apie tos, kurie gyvena užsienyje, kurie galbūt ne visiškai gerai moka lietuviškai arba gyvena dvikalbiai šeimoje, tai turim keletą leidinių, kurie yra dviem kalbom išleisti. Tai, pavyzdžiui, kalbant apie tos pačius šiaudinius sodus, kuriems tikrai šiemet labai daug dėmesio skiriam ir apskritai mūsų centras toks jo kaip ir vizitinė kortelė yra tie šiaudiniai sodai, nes labai daug esam padarę šioje srityje, išpopuliarinę šitą, gal sakyčiau, tautodailės rūšį. Ir ypač šiemet daug dirbam su šiaudiniais sodais, nes matom ir susidomėjimą žmonių, ateina mokytis tų sodų rišti ir jų yra įvairiausių. Tai turim knygą Šiaudiniai sodai, lietuvių ir anglų kalbomis. Tai ir joje yra šiaudinių sodų rišėjų tokie pasakojimai apskritai apie sodus, apie jų kelią, kaip jos išmoko galbūt ten tuos sodus rišti. Ir yra schemos įvairios, kaip tuos sodus pasigaminti galima. Tai labai, iš tikrųjų, kiekvienam, kas norėtų pabandyti prisiliesti prie šitos tradicijos, labai naudingas leidinys. Dar jisai toks turi ir video įrašus, nuskenavus QR kodus, galima ir vaizdo įrašą pasižiūrėti, kaip tai yra daroma. Taip pat turim leidinį šiek tiek mažesniems mūsų sakmės. Tai čia irgi yra labai, yra sakmių knyga, kurioje toksai gražių sakmių rinkinys, kurios yra tiek lietuvių, tiek anglų kalba paruoštos. Ir čia yra iš tikrųjų teatro rinkinys ir išsilanksto tokia scena, yra figūrėlės, galima išsikirpti personažus tų sakmių ir sukurti spektakliuką. Tai va, čia tokie būtų turbūt aktualiausi, įdomiausi dviejų kalbų leidiniai mūsų. Taip, atrodo vienas leidinys šiek tiek vyresniems, kitas mažesniems ir atrodo labai šaunus vaikam užsiėmimai tiesiog tuo šventiniu ir susikaupimo laikotarpiu. Man atrodo, kad ir tos knygelės, ir sodų darimas, ir mezga kartu ryšį su tėvais ir su jų šaknimis. Tai iš ties manome, kad gyvenant užsienį labai svarbu bandyti atrasti naujų būdų, kaip vaikams parodyti tas tradicijas ir jiems jų šaknis, nes ir formuojantis identitetui labai, kartais vyksta įvairios transformacijos ir prisirenka vaikai iš visokių pusių savo tą tokią asmenybės dalį ir taip norisi, kad vaikai ir matytų grožį lietuvių tradicijose ir papročiuose, tai kuo daugiau tokių produktų, tuo daugiau galimybių mums gyvenantiems svetur supažindinti vaikus su kultūra. Tai labai labai ačiū už tai, kad parodėt savo
darbelius ir pasidalinot savo edukacijomis. Manau, kad tikrai ne kartą dar susitiksim. O pabaigai norėčiau jūsų paklausti, kaip jūsų namuose pasitinkamas adventas. Nežinau, ar Greta norėtų, ar Airinga, kuri tar žodį dabar. Na, galiu aš šiek tiek papasakoti, tai mes iš tikrųjų turim dar tų tradicijų ir vis dar laikomės, tai nežinau, man bent jau tai yra toksai šventas dalykas, kur aš su to užaugau ir kol dar seneliai gyvi, vis dar mes renkamės pas juos į namus, visa giminė, tai yra tas kalėdų laikotarpis, tas yra laikas, kur, aišku, kai turim daug giminaičių, kurie išsilakstė po skirtingus miestus, po skirtingas šalis, bet kalėdų laikotarpis yra tas, būtent kur jau visi sugrįžta ir sėda prie to bendro stalo ir būtinai tas patiekalų skaičius turi būti ir turim tų patiekalų, kurie tik tai per kūčias yra gaminami tradiciniai. Būrėmės, bandom burtis, traukdami ar tai kučiukus, ar tai pupelės ir paskui jas skaičiuojam, vaškų būrėmės. Na ir irgi tas laikotarpis toks yra, kaip Airinga sakė, kad tai yra toks nusiraminimo ir susitaikymo laikotarpis, tai stengiamės vieni kitiems būti geresni ir tą laiką tikrai taip prasmingai ir gražiai praleisti. Dėkui, labai smagu girdėti apie gražius jūsų papročius. O Airinga gal pasidalins kokią gražią akimirką ir užkrės tuo laukimu mūsų klausytojus. Iš tiesų tikrai labai panašiai, kaip ir Greta minėjo. Ta tradicija, kurią aš nupasakojau, jie yra išlikusi, bet tikrai gavusi tą laukimo ir to tokio gal aktyvesnio, netokio gal ramaus pavidalo, kas yra viskas gerai, laikai keičiasi. Tiesiog reiktų nepamiršti, kaip buvo seniau, ką mes tuo ir darom. Tai taipogi labai svarbus laikotarpis su šeima ir ko tikrai nenustojam daryti ir nemanau, kad kažkada pati nustosiu tai daryti, tai va tos papildomos lėkštelės palikimas prie kūčių stalo ir palikimas per naktį. Aš tikrai pamenu, gal bus aktualu, jeigu klausosi, kas turi jaunų vaikų, tai aš kaip pamenu, buvau maža mergaitė ir mes dėliojame kūčių stalą ir buvo papildoma lėkštelė ir aš nusipratau, kodėl. Ir aš ją nuėmiau, padėjau atgal, kur laikome visus įrankius ir man sako, kur ta papildoma lėkštė, sakau, o ką, mūsų tiek nėra. Sako, palauk, yra, ateis. Tai ir man kažkaip labai tas toks prisiminimas labai yra ramus, kad tikrai dera nepamiršti, jog yra ir tie, kurie yra išėję, ar ne, tai mūsų giminės nariai, bet labai norisi tikėti, kad jie, visada yra šalia mūsų. Tai bent jau taip, kartu pakviesti prie stalo, ar jie ateina, ar neateina, čia yra jau kitas klausimas, bet žinote, kad mes jas kviečiam ir tikrai jų laukiam. Tai man turbūt čia yra gražiausias, sakyčiau, ir svarbiausias galbūt kūčių laikotarpio ir kalėdinio laikotarpio tokia tradicija. Aš manau, kad galim net ir užduoti tokią užduotį savo mokinių tėvams padėti lėkštelę ir pažiūrėti, jeigu to nedaro, pažiūrėti, kaip į eksperimentą, ar vaikai kuklus, ar paklaus, kas atkeliaus į svečius, nes iš tikrųjų gal ne visi praktikuoja tą dalyką ir būtų įdomu pamatyti. Ir tai būtų puikia proga užmegzti tą pokalbį apie lietuviškus papročius ir tradicijas, tai raginam, pabandykit ir pažiūrėsim, kaip jūsų vaikai reaguos. O mūsų šeimoje išties tas kalėdinis laikotarpis daugiausiai siejamas su maistu, kadangi šalia nėra nei močiučių, nei tetų, mes kepam kartu kūčiukus, pas mus Kelmės regione jie vadinami šližukais, bet vaikai žino abu variantus ir kūčiukai ir šližukai. Ir kasmet jie gaunasi vis kitokie, aš nežinau, atrodo, darau viską taip pat, bet kasmet jie kitaip ir pastebėjau, kuo toliau, tuo daugiau tiesiog, reikia didinti tešlos kiekį, nes neužtenka, suvalgom per greit ir turim papildomai pasidaryti. Ir kisielių verdam, vaikai susilkę, jie neturi tokio labai didelio noro valgyti silkės, bet būna ant stalo. Ir pernai metais su drauge
apsikeitėm mišrainėmis tokiamis, su silke, žinot, ir tai buvo pagalba visokeriopa, nes, vienas tu neprisigaminsi, kaip Lietuvoje, kai susirenka į vieną krūvą keletas kartų ir su visų pagalba prisigamina 12 patiekalų, o čia reikia suktis kažkaip labai kūrybiškai pažiūrėti ir tiesiog susitarėm, kad apsikeisim ir puikiai pavyko, paragavom vieni kitų patiekalų ir buvo dar tokia nauja tradicija, tikiuosi, sukurta, kurią bandysim pratęsti ir šiemet. Tai jau dabar, iš tikrųjų, žinokit, bekalbant su jumis, toks viduje jau įsijungia šventinis laukimas, nors, kaip minėjau, tas lietus už lango, bet jau šį savaitgalį pradėsim ir advento laikotarpį skaičiuoti. Ir kai kuriuose turbūt šalyse dar yra skirtingų įvairių adventinių tų papročių ir pas mus yra degamos žvakės kiekvieną sekmadienį, 4 žvakės ir jos yra violetinės spalvos, tai man atrodo, kad tas persipinimas kultūrų ir bandymas apjungti to šalies, kurioje gyveni ir kartu lietuviškų papročių puoselėjimas, jisai sukuria itin jaukią aplinką vaikams ir tokiu būdu jų kalbiniai įgūdžiai stiprėja ir tikrai norisi visiems palinkėti to tokio glaudaus, ramaus buvimo, kartu atrandant mažų stebuklų kasdienybėje ir, nežinau, didelių stebuklų galbūt, kad širdį gyventų ir viltis, ir tikėjimas, ir noras turėti mažą ir didelį stebuklą. Jeigu galėtumėt, ko palinkėtumėt mūsų mokyklos mokiniams, Greta? Tai aš ir linkiu, kad tas advento laikotarpis būtų toksai, ne tik, gal kažkiek ir ramybės atneštų gal į širdis, kad būtų mažiau streso, o daugiau tokio, nežinau, tas laukimo laikotarpis, tas toks, kur keliantis jaudulį, bet tuo pačiu ir kad jisai būtų pilnas tų stebuklų, galvojant ir apie tas tradicijas, tai kad jos galbūt, kad įkvėptų, leistų atsigręžti į tokius labiau dvasinius dalykus ir nes aš manau, kad tai yra ir svarbu, ir tuo pačiu ir įkvėpia ir padeda žmogui, kaip jis, kadangi gyvena tais ciklais, irgi atsižvelgiant į tą gamtos ciklą, tai kad padėtų užbaigti senus metus ir su įkvėpimu pradėti naujus. Ačiū, labai gražus jūsų palinkėjimas. Ir dar, Airinga, gal porą sakinių, ko palinkėtumėt mūsų tėvams ir mokiniams? Oi, porą sakinių, labai sunku, norisi daug ko palinkėti, bet iš tiesų kalėdinis laikotarpis, man bent jau, tai gražiausias tikrai laikotarpis per visus metus. Puikiai Greta viską pasakė, jog užsibaigė dar vienas ciklas, prasidės kiti metai, tai kad šis ciklas užsibaigtų tikrai ramiai, kad išsipildytų visos svajonės, kad būtų svarbiausia šeimos ryšys, ar tai būtų Lietuvoje ar svetur, su 4 violetiniam žvakėm, kas taip pat yra labai puiku ir labai smagu. Tai to ir turbūt labiausiai ir norėtųsi, šilumos, ramybės ir tiesiog džiaugsmingų švenčių, paprastai. Dėkui labai jums ir jūsų visam centrui už jūsų vykdomą nuostabią veiklą ir puoselėjant tradicijas. Tai tikiuosi, kad kuo daugiau diasporos išgirs apie jūs ir pasinaudos jūsų ir edukacijomis ir atkreips dėmesį į knygutes, į leidinius, nes iš ties svarbu, kad ta mūsų kultūra gyvuotų, nes jinai yra ir autentiška, ir ypatinga, ir turime kuo didžiuotis. Tai sakau jums iki kitų kartų ir linkiu taip pat nuostabių švenčių. Pailsėkit, įsikvėpkit naujų idėjų ir kad tos idėjos lydėtų kitais metais. Tai ačiū Jums labai irgi, kad pakvietėte šitą pokalbį. Matom prasme bendrauti ir bendradarbiauti su tokiamis įstaigomis kaip jūsų ir manau, jūsų auditorija irgi tikiuosi, kad pavyks iki jos prisibelsti ir tikiuosi, kad kažkiek gal įkvėpiam irgi. Žinoma, tikrai paminėta buvo labai daug gražių pavyzdžių ir
Tiesiog, ir eksperimentų galime pasidaryti ir išsiburti, tai dėkoju Jums už visus patarimus ir iki kitų kartų. Iki. Iki kitų. Sveiki, visa. Viso.